negalima susigalvoti savo ritualų, savo pamaldumo veiksmų, tol, kol prisimeni, kol tai netrikdo bendro liturginio šventimo. Kaip minėjau, liturgija yra bendruomenės veiksmas, visos bažnyčios garbinimo veiksmas. Ir čia labai labai svarbu visada būti greta kito ir netrukdyti taip pat ir kitam, derinti savo veiksmus su kitu. Jei kažkas labai labai nori padaryti 2 kryžiaus ženklus vietoj vieno, aš nemanau, kad dėl to liturgija sugrius. Bet jei tas žmogus sakytų, štai kaip visi turite daryti ir nuo šiol mes visi darysime tai nebūtų teisingas požiūris. Į liturgiją ateiname ne mokyti, bet mokytis. Į liturgiją ateinam ne liturgijos lipdyti ir formuoti, bet ateinam, kad liturgija mus suformuotų, kad mūsų užaugintų. Tad pirmą įsiklausome ir tada sekame liturgijos vedimą, liturgijos veiksmą. Juk greta liturgijos turime asmeninių liturgijų taip pat nemažai. Ryto vakaro maldos, asmeninės maldos, čia mes galime daryti labai labai įdomių ir keistų dalykų, tai be abejo, nes kiekvienas iš mūsų esame skirtingas.